Atėjo metas dar vienam pakopų sąrašui. Čia yra per daug čipsų vienam žmogui. Taigi aš Instagrame paklausiau, kokie yra jūsų mėgstamiausi čipsai ir jūs man davėt žiauriai daug atsakymų. Aš atsirinkau labiausiai pasikartojančius čipsus ir šiandien mes padarysim patį tikriausią ir nenuginčiamą čipsų terlistą Lietuvoje. Man nerūpi nei vieno žmogaus nuomonė, aš nemačiau nei vieną lietuvišką video, kuris darytų čipsų terlistą. Tai kaip ir kiekvienam mano terlistą mes turim pradėti nuo kažkokio pagrindo ir šį kartą tai būtų Lay's Salted. Tai jūs paragausim, reikia prisiminti skonį. Aš labai gerbiu kiekvieną žmogų, kuris tiesiog myli tą paprastumą. Jie supranta, kad geriem čipsam nereikia daug kažkokio keisto skonio ir kartais tiesiog užtenka druskos. Jie eina į B. Jo, jie yra visai nieko. Jie yra geriau negu tiesiog pagrindas visiems kitiem čipsam, bet jie nėra patys geriausi. Plius čia yra Lay's. Keliaujam toliau su Lay's ir mes turim Green Onion. Lietuviškai tai būtų žalesis svogūnas. Atrodo, kad šitie čipsai arba, atsiprašau, lietuviškai bulvių traškučiai, yra kiekviena tradiciško Lietuvos baliaus pagrindinis patiekalas. Kai atsisėdate prie to trimetrinio stalo, jūs pamatot čipsų lėkštutę, norit paragaujat ir čia būna šitie čipsai. Jie man nėra geresni už tą paprastą skonį, tai jie man eina į C. O kasgi čia? Toliau turim Lay's pomidorų skonio. Jie yra tiem žmonėm, kurie savo norų geria pomidorų sultis. Mes visi žinom, kad jums nepatinka tai daryti. Jūs tiesiog tai darot iš principo. Gerai, man patinka tas faktas, kad jie neturi labai ryškaus skonio. Tas pomidorų skonis neužgažia viską. Todėl įdėkim į B. Gerai, mūsų paskutiniai Lay's kategorijos čipsai yra Max Strong. Čia tipo aštrieji čipsai yra labai skirtingų stiprumų, tai aš sugalvojau pasimti patį stipriausią. Ekstra karšti. Gerai, čia patobulėjimas. Jie turi tą tekstūrą, kuri man patinka, kurią turi Estrela, bet ar jie tikrai tokie aštrus? Wow. Ok, nepamirštam skonio, reikia nepamiršti skonio. Čia yra sūris ir kas tas Kenija? Gerai, ne, čia yra nesąmonė, čia yra absurdas. Aš suprantu, kad jums patinka aštrus maistas, bet jeigu jūs negalit mėgautis šitais čipsais, jūs tiesiog neįmanoma. Man visa burna, aš suvalgiau du, man visa burna dabar pilna vandens, pilna seilių. Aš nebegaliu žodžio ištarti, nes aš tiesiog pradėsiu spjaudytis toj. Aš nežinau, jie negali patenkinti didžiosios daugumos žmonių. Plius jie nėra skanus ir net neįmanoma įvertinti skonio, nes po 2 čipsų jūs jau nebeturit receptorių. Jie eina į D. Nes man patinka aštrus maistas. Oi, atsiprašau, čia yra paskutiniai Lay's. Jie neturi tos šlikščios, riebalotos tekstūros, kurie turi tie kiti Lay's čipsai. Jums nereikės valyti savo rankų po kiekvieno čipso palietimo. Ir jos labai lengva valgyti, jie rodo, kad jie net neužkemša jūsų. Čia yra tipo kažkokių grybų skonio. Aš iš tikrųjų nežinau, kodėl šitą išsirinkau. Aš turėjau išsirinkti tik vieną, aš negalėjau visų ištestuoti, nes aš studentas, aš neturiu tiek pinigų. Bet man patinka, jie tipo apsimeta, kad jie sveikesni. Vien už pastangas aš jiem duosiu B. Nes prisiminkim, čia yra Lay's ir jie aukščiau B tikrai nepakils. Gerai, toliau mes turim Oho. Ar čia lietuviški čipsai? Jo, nes Oho yra lietuviškas brandas, jeigu aš neklystu. Traškučiai Oho. Rimi ir šiandien viskas tik tai lietuviškos svetainės ir parduotuvės. Aš kaip suprantu, čia yra tas pats paprasčiausias skonis, grietinėlė su svogūnu. Duokim Oho šansą, duokim Lietuvai šansą. Aš nenoriu jūsų visų įskaudint, bet kaip ir visur Lietuvoje mes esam vidury, gal net biški ir žemiau, tai šitie Oho čipsai eina į E. Tipo, aš turiu tiek daug pasirinkimo, būdamas bet kokioj parduotuvėje iš visų čipsų ir aš nėra didelis šansas, kad aš pasirinksiu Oho. O taip, einam prie mano mėgstamiausio, tikriausiai mėgstamiausio čipsų brandą. Tai yra Estrela. Sakykit, ką norit, bet aš garantuoju, kad dauguma mūsų perkam šitus čipsus. Sour cream and onion, man atrodo, kad čia yra tas grietinėlė su svogūnais, tai ką mes ką tik valgėm iš Oho. Čia tas skonis, čia ta vaikystė. Problema tik tai ta, kad man nepatinka grietinėlė ar svogūnai. Bet aš jiem tiesiog turiu duoti tą, aš privalau. Tiek žmonių jas mėgsta, tiek žmonių jas perka visada. Čia tiesiog jų pats pagrindinis čipsas. Jie nuspelnė šitos vietos. Toliau mes turim dar vieną tradicišką skonį ir tai yra krapų skonio Estrela čipsai. Šiaip nežinau, ant kiek keista man šitą sakyti, aš nežinau, ar čia populiarus dalykas ar ne. Man kažko patinka valgyti čipsus krapų skonio. Yra tas toks keistumas, bet yra minusas, nes man rodo, kad jie man atsibostų po 5 kąsnių. Aš jas dedu į D. Gerai, paskutiniai Estrela čipsai, kuriuos mes turim šiandien, yra kumpio skonio. Jūs šito prašėt beje.
Man patinka. Man patinka, aš manau, kad man šiaip patinka dauguma Estrela skonių. Bet šiaip pagalvos atrodo taip keista, kad turėtų būti skanu valgyti kumpės skonio čipsus. Todėl atsižvelgiant į objektyvumą, aš turiu jas padėti C. Šiaip dabar aš kaip pažiūriu į šitą pakopų sąrašą, mane priverčia susimastyti, nes aš negalvoju jų į priekį, aš negalvoju iš anksto, ką aš dėsiu kurioj vietoj. Ir kaip matot, Lay's yra aukščiau negu Estrela čipsai, kuriuos aš pasirinkau. Tai aš nebežinau, kiek mano žodžiai atitinka realybę. Einam prie mano mėgstamiausio, tikriausiai mėgstamiausio čipsų brendo. Bet dabar metas perėti prie visiškos klasikos. Ir tai yra Pringles. Grietinėlė ir svogūnai. Šiaip kas man patinka, ką aš pastebėjau apie Pringles, kad jie irgi neatrodo labai riebaluoti. Šitas mane privertė susimastyti apie viską. Šitas dalykas pakeitė mano nuomonę apie mano skonį čipsas. Mes turim naują nugalėtoją. Taip, sakykit, ką norit. Man Pringles patinka labiau negu Estrela čipsai. Pringles bus mūsų pirmoji S. Gerai, toliau mes turim dar vieną Pringles, paskutinį, ir tai yra tiesiog originalas. Gerai. Labai sunku yra vertinti, kai vertina tiesiog paprasčiausią čipsų skonį. Bet Pringles moka, jie kažką moka, jie turi kažkokią paslaptį. Aš turiu duoti Pringles originalui A. Jos yra labai paprasta valgyti, jūs jų galite daug suvalgyti, kas yra jiem pliusas. Todėl čia yra tiesiog teisinga, logiškai paaiškinama nuomonė. O va dabar mes jau einam į šiek tiek liūdnesnę pusę. Tai yra Chaz. Aš nesu ragavęs ar valgęs labai daug Chaz čipsų, bet kiekvieną kartą, kai aš paragaudavau jų, man būdavo toks klausimas, kodėl tai egzistuoja arba kodėl tu tai nupirkai. Ir aš radau Chaz šaltibarščių skonio. Jie pilni prieskonių. Tai mano pirštai yra pilni prieskonių dabar nuo šitą vieną čipsą. Ok. Na, čia tiesiog burokėlių skonio čipsai. Kas valgo šitus, tipo? Ar yra kažkas iš jūsų žiūrovų, kas tiesiog iš visų čipsų, kurios galima pasirinkti, jūs pasirenkat šitą šaltibarščių skonio? Gal jums reiktų medalių duoti? Gal jūs esate didžiausias patriotas? Šitie eina žemiau už mūsų lietuvišką kategoriją, jie eina į F. Bet Chaz juk ne dėl to yra žinomi, ne? Chaz čipsai juk nėra populiarūs dėl to, kad jie kuria šiaip skanius čipsus. Ne. Chaz juk daro kontroversalius čipsus. OMG, kasgi nenorėtų paragauti kanapių skonio čipsų? Visų pirma, aš nekomentuosiu, ar tai iš tikrųjų yra kanapių skonis, nes dėl legalių priežasčių. Bet čia buvo šlikščiausias šūdas, kokią aš esu valgęs. Dar vienas F. Aišku, klasika, Chaz klasika, čipsai grybukų skonio. Tu jos gali mėgti, jeigu tau yra 13 arba 14 metų ir tu nori pasirodyti edgy. Tu nori atrodyti kietas visiems savo draugam, kad tu valgai kanapių arba magiškų grybukų šrumsų skonio čipsus. Dar vienas F. Aš nepasipratau, tai ar žmonės iš tikrųjų mėgsta Chaz, ar jie tiesiog yra įtikinti, kad Chaz yra skanus, nes tiek daug žmonių jas reklamuoja? Ar žmonės, kurie jas reklamuoja, yra ragavę tos čipsus ir pagalvoja, vau, kokie geri čipsai, kaip aš džiaugiuosi, kad aš jas reklamuoju? Bet gerai, duokim Chaz dar vieną šansą. Ir tai yra Chaz daržovių skonio. Chaz kūrė šituos kanapių, grybukų skonio čipsus, bet dabar jie pagalvojo, blemba, padarykim kažką sveikuoliško. Ir kas čia? Čia ne čipsas, Chazas oficialiai užpildė mūsų F kategoriją. Niekas nebus blogiau, arba niekas nebegalės eiti F, nes ta vieta yra tiesiog Chaz čipsam. Ačiū Dievui, kad jie parduotuvėje neturėjo tų kitų skonių, kurios gamina Chaz. Pasikelkim savo nuotaiką su Tafel, San Diego. Va šitų čipsų rekomendacijos aš sulaukiau turbūt daugiausiai. Kaip žino, čia yra pomidorų skonio čipsai. Spicy tomato, tai čia tipo paaštrintas pomidoras. Ir kaip gerai pamenat, aš stūmiau ant šitų. Čia yra Lay's pomidorų skonio. Aš jas padėjau į B. Tačiau čia yra puikus pavyzdys, kaip jūs galite padaryti gerus pomidorų skonio čipsus. Taip pat čia yra klasika. Šitas irgi yra kiekvieno baliaus, gero baliaus tiksliau čipsas. Ir mes jam duodam S. Toliau kažkodėl jūs man rekomendavot dar vieną Tafel čipsų skonį, kas yra cheese balls. Čia nėra čipsai. Jums čia atrodo kaip čipsas, čia yra kamoliukai. Nežinau, jūs turite turėti labai specialų skonį. Aš nežinau, ar jums turi patikti sūris, ar tekstūra, ar tas faktas, kad čia kamoliukai. Bet aš geriau, manau, pasirinkčiau kažką iš šitų sąrašo, išskyrus Chaz vietoj šitų cheese balls. Jie taip pat eina į E.
Paskutinis iš tackle kategorijos būtų snack fries, kas tipo irgi čia įvardinta kaip bulvytės, čia kaip bulvytės free, bet čia nėra bulvytės, čia yra čipsas. Ir va šitas šūdas, aš jį dažniausiai matau paskutiniai lentynai, bet aš nežinau kodėl. Čia tipo yra barbecue skonio dar, kas yra labai didelis pliusas. Taigi ir skonis geras, ir žiauriai gera tekstūra. Todėl jeigu jūs nesat ragavę šitų va Tafel snack fries, jūs turit pabandyti. Nes jie taip pat keliauja į jas. Toliau mes einam prie Cheetos. Aš visų nepirkau, pasėmiau tik vieną. Tikriausiai patys populiariausia, taip pat pomidorų skonio. Iš formos jie atrodo kaip tos bulvytės. Vėlgi pliusas, kad neužgažia labai. Ir šiaip jas turbūt taip smagu valgyti, neturi tokios geros tekstūros kaip snack fries. Aš 100% geriau imčiau snack fries vietoj šito, jeigu aš noriu tokios formos maisto. Bet skonis visai mid, aš nežinau. Aš Cheetos ketčiupo skonį dedu į C. Na ką, jau einam į pabaigą ir mes turim Doritos. Čia mes turim sūrio skonio. Nežinau, kuris yra populiariausias iš tikrųjų, bet toj pasakysiu, kuris turėtų būti. Šiaip lemba, Doritos jie moka kažką daryti. Bet kas kiščiausia, jie nebuvo prie čipsų skyriaus, jie buvo kažkur kitur. Nu, jie klasika, jie labai geri. Aš turėjom duoti A, bet tada mes turim Doritos raudoną, kuris yra hot corn. Ok, aš tikėjaus geresnio skonio ir jie net nėra tokie aštrus iš tikrųjų. Aš pamenu, aš jas valgydavau labai daug vaikystėje, bet pasirodo oranžiniai yra geriau, bet jie vis tiek eina į B. Nu ką, gerai, atėjom į pačią pabaigą ir aš tikrai galėjau daugiau įvertinti, buvo daugiau skonio, aš tiesiog norėjau kuo įvairiau padaryti ir aš neturiu tiek daug pajamų dabar. Taigi aš pabaigai sugalvojau vertinti mūsų visiems puikiai žinomus Lietuvoje garlic bread crisps. Mačiau, irgi yra skirtingų spalvų, skirtingų skonių, todėl aš nežinau, ar čia yra pats populiariausias, pats geriausias, bet čia tipo yra kaip ir čipsai duona. Ir mes jūs Lietuvoje labai mėgstam, nes mes mėgstam keptą duoną ir alų. Ok, tai aš tiesiog pasiėmiau keptos duonos skonio. Tai yra tiesiog česnako skonio. Turbūt yra geresnis, bet šiti man labiau patinka už visus tos mūsų oho. Todėl mūsų paskutiniam čipsam aš turiu duoti D. Ir štai viskas. Mes turim pilną, teisingiausią lietuvišką čipsų terlistą. Jeigu nesutinkat su ja, galit parašyti savo nuomonę komentaras, su kuo nesutinkat, ką man reiktų dar paragauti. O jeigu norit, kad būtų dar įdomiau, galit sukurti savo video, reitinguodami šitus čipsus. Nes aprašymę aš paliksiu nuorodą į būtent šitą terlistą, kur galit patys sureitinguoti šitus čipsus kaip tik norit pagal savo skonį. Taigi, jeigu norit pamatyti daugiau tokio tipo video, parašykit komentarus, kokį terlistą aš turėčiau padaryti sekantį kartą. Taip pat būtinai užprenumeruokit kanalą, kad nepraleistumėt to video. Ir viskas, aš turiu jas kažkaip dabar suvalgyti.